Va taip, Maltoje bus žiūrima Eurovizija. Yra net sergančių už Lietuvą. Kartais va taip norisi eiti tiesiog ir pasidžiaugti. Tokia ramybė visų veiduose tvyranti. Valeto išpuolė galimybę nufilmuoti kažkokią tai katalikų eiseną. Būtų labai įdomu sužinoti, kas čia per šventę. Matau, tokia rimta ceremonija. Po to skėčių kažkas vyresnis iš jų slepiasi. Rimta šventė. Va ir šventą neša, kaip įsivaizduoju, pagal tai, kaip jie sunkiai neša, labai sunki skulptūra. Ir ta kančia matosi iš jų rankų, kažkaip įdomi taip siubuoja. Gal taip yra suplanuota nešti. Įdomiai. Matau, kad vyram išties yra reikalų panešti šią skulptūrą. Ar taip einam su Katinienė ir susimastėm. Išėjom lik ir pavakarieniauti. Paskutinį kartą valgėm per pietus. Ir jau kelintą dieną pastebėm, kad vieną kartą pavalgiai ir vakare jau valgyt kaip ir nesinori. Nors vaikščiodami kalorijų sudeginom begalės. Keistas jausmas. Ypač tokiam, kaip aš, riebiam katinui mėgstančiam sočiai pavalgyti ir dažnai. Valeta. Koks grindinys, pasižiūrėkit. Kiek šimtųjų metų. Gražu. Gal kažkam reikėtų daugiau žalumynų, bet aš kartais pasiilgstu ir architektūros. Ypač tokios. Veiksmas vyksta. Iki pat apačios. Jie net pavargsta, būna ant tokių pasirėmė tenai su paramstuku ir neša kažkokia ta nestabili jūsų visą tą sistemą. Aišku, vyrai pavargsta, bet ratai didžiulį čia padarė, sakykim taip, spūdinga. Va, paremta ant tokių pagalių, biškį pailsės ir vėl neš. Sunkumo tas piedestalas ir visiems pakelti vienu metu ir nešti. Ir turbūt tas siubavimas kažkiek palengvino tą nešimą. Na, žodžiu, tikėjimas yra sunkus darbas. Nors vėjas laužo medžių šakas, barai, kavinės, restoranai lūžta nuo lankytojų. Va taip, Valeta. Na, kol kas Valetoje mums gražiausia. Aš nežinau, gal atrasim medinui kažką gražiau, bet kol kas Valeta tiek Slimas, tiek Sandžiulimse lenkia savo grožį. Kažkas vyksta. Tuoj bus mikro lenktynės. Ok. 1, 2, 3, go!
Geras vyras iš ryto sugeba ne tik tais automobilių varžybas paleisti, bet ir, kol žmona čiurškėsi duše, parnešti va tokį desertuką, sūrio pyragėlį su miško uogomis ir palepinti kavutę. Na ką, šiek tiek nutolkime nuo architektūros ir eikime apsipirkti. Būna taigi atvažiuoti kelionę, pamirštat, ar tai kvepaliukų įsidėti, ar moteris su kilupdaži, ar, sakykime, įsidėjot vienus šortukus ir tuos sutepėt, nebeišplaunat. Parduotuvių nemažai, galite tą problemą išspręsti. Bent šį čia mes dabar St. Julian'se. Gražu. Kaip ir minėjau, ir moterims yra visko. O, Vačitane, žinomi vardai Lietuvoje irgi. Alda. Žodžiu, pasijutau lik Kaune Akropolyje vaikščiočiau. Tai aišku, skirtumas tas, kad čia po atvirų dangum veiksmas vyksta. Na gerai, reikia kažkur pasižiūrėti marškinukų. Susitiksime vėliau. Katininė sakė aproti moteriam, kad kainikės čia nesikandžioja. Va, toks lietpalčiukas KM9, maikutė sako, gražios. Va, šortukai mergytėm. 2 poros už 25 eurus. Džinsai, va, 15 eurų. Čia kažkas dar pigiau, 3 už maikutės tokios. Na, žodžiu, darau išvadą, kad jei maistas Maltoje ir brangesnis nei Lietuvoje, tai bent rūbai čia pigesni, tai tikrai. Va, vyriški šortukai. Kilnukės. Prašau. 20 euriukų nepilnai. Blizoniukai 2 už 35. Tai jeigu kam įdomu, kur čia taip pigiai buvo, tai va šioj parduotuvėj. Gaila, kad Katinienė neįgarsino, nes čia paripasakos, kad pirmam aukšte lagamynai, jeigu sulūžo, viršųjų rūbai, kosmetika, trečiam aukšte kavinės, žodžiu. Kaip ir minėjau, kažkas panašaus į Kauno Akropolį, tik tais po atvirų dangum. Štai koks vaizdelis sportinių bolidų. Gan jų nemažai, kai kurios net po 2 telpa. Oho, kiek čia jų daug. Visą koloną. Motociklistai, policininkai nulydėjo. Visi čia mojuoja. Fainiai. Toks judesiukas. Ir daug jų. Va, jau kolona matosi baigėsi, nes iš galo policininkas parvažiuoja. Ir kiek smalsuolių paveiksluojančių.
Laimingi mus žmonės važiuoja. Fantastika. Sekmadienis. Dieną valgysim vienoje iš tokių siaurų gatvelių, kur mažiau to vadinamo šurmulio, tų turistų. Gal net čia prisėsim. Yra gan jauku. Staliukai mažiukai tokie. Dviems personoms, lieknoms. Na va, kad suprastumėt, kur valgysime. Žodžiu, kad jie nusprendė, kad mes valgysim čia pastą. Norėjau sakyti makaronai, bet spėju, italai manęs nesuprastų. Va, kartais reikia alų iškeisti į jų vietinį limonadą. Kinį vadinasi. Jau aš įminėjau. Keliavo mūsų maistas. Kapininės lazanija. Nežinau, nors aš esu ir riebus katinas, ir pusbrolis mano Garfieldas, bet lazanija manęs niekuomet netraukia. Bet katinėnai patinka. O mano va, taglėtė pasta su aštunkojais. Ieškosim aštunkojų, kurie pasislėpė. Man dar atnešė papildomai sūriuko pasibarstyti, kad svoris nekristų. Bet taip nemažai patarkuota. Ką bandysim susukti. Labai stipriai jaučiasi pomidorų pasta. Reikia aštunkojį paimti, kad pajaustų skonį. Šiaip neblogai. Aštunkojų skonis neužgesintas prieskonis, bet pomidorų pastas čia muša viską. Dabar nufilmuosim, ką katinienė valgo. Lauksim jos įspūdžių. Nu ir kaip skonis? Gerai? Na ir viskas. Jeigu tavo mylimai moteriai gerai, tai ir tau turi būti gerai. Ir man sakė daug paragauti. Neina atpjauti. Nu, kiek daug davė. Skani lazanė, bet aš sakau, aš nesu mėgėjęs lazanių, man geriau va toks va rinkinukas. Tik tada, kai visą kietąjį sūrį sudėjau, skonis pastos pasikeitė kardinaliai. Kietas sūris kažkiek amortizavo pomidorų pastos skonį. Dabar turbo, aš kažkaip bijojau daugiau įsidėti, bet sudėjau visą, sumaišiau. Pasaka. Pirmas įspūdis, kad aštunkojo bus mažai, buvo klaidingas. Pasirodo, jisai buvo įsirausęs į dugną. Ir čia gan nemažai jo gabaliukų. Aišku, jo niekuomet nebus daugiau nei pastos, nes brangesnis produktas, bet proporcija išties gera. Na ką, katinienė ne veltui riebi, kaip ir aš. Jis mane šiek tiek liko. Baigdamas valgyti pastebėjau, kad buvo keli kaparėliai, bet jie bendro skonio neįtakojo. Bet šiaip visumoj skaniai. Na ką, visai neblogai pavalgėm. Judam toliau. Toks pastebėjimas, kad norint šiek tiek pataupyti Maltoj, itališka pasta, tai yra vieni iš pačių pigiausių
patiekalų restoranas. O jeigu pavargai, gali sėsti karietą, važiuosi, o neeisi. Jeigu turi gerą uošvienę, gali nupirkti medinį šaukštą lauktuvių. Katinėnė juokiasi. Reikės grįžtant paimti porą, nes mano uošvienė gera. Kuomet vas tom ekskursijom nevaikščiosiu ir nevaikščiojau, nes man sudaro tokį jausmą kaip vaikų darželį. Visi paskui auklėtojai bėga. Vaikų darželį pas mus, atsimenu, būdavo tokie virvutė dar kartais būdavo paduodavo, kad žąsiukai neišbėgiotų iš šonus. Realiai ta tokio nebeturi laisvės judėjimą. Bėgi paskui, kažką ten atsistojęs klausaisi. Sugalvoji tualetą, vėlgi, žinai, čia jau diskomfortas, nes visi nueis toliau. Pasimesi nuo tos vėliavėlės, žodžiu. Geriau patiems vieniems judėti. Aišku, tada reikia jau pasirinkti informacijos, kur nueiti, ką pamatyti. Vietinis, sakykim taip, turistų pamėgtas transportas karieta. Liečia autobusus, tai jie šių grafikų tikrai nesilaiko. Galite važiuoti ir 10 minučių anksčiau, ir 10 minučių vėliau. Ir tai čia bus normalu. Judam su autobusu link Medinos, tokiu siauru keliuku. Labai siauru. Na ką, mes Rabate, tenais Medina, eisim vėliau, dabar eisim pažiūrėti kažkur pavalgyti. Kokio grožio balandžiai. Va šitoj gatvelį labai skaniai kvepia. Turbūt čia ir valgysim. Kainos štai tokios. Ir staliukas prie staliuko. Pasirinkimas toks šiandieną. Tagletės valgysim ir raviolius. O, ir meniu atėmė. Atėmė meniu, bet gerai, kad kaimynai davė meniu. Judesys Rabate ne ką mažesnis nei Valetoje. Šiaip sakau, visur čia Maltoje turistų pilna. Čia jų vietinis alus. Thank you. Ir pirmą kartą man atnešė į skardinę, šiaip visą laiką pilsto iš statinių, bet manau nebus prastesnis. Na ką, atnešė mūsų užsakymą. Meniu rašė, kad tai yra tradiciniai Maltos patiekalai, bet akivaizdžiai matos, kad Italijos virtuvės įtaka yra didžiulė. Visiems žinomi tagletė ir ravioliai. Ragausim. Katinėnės tagletė. Jie su dešrelėm čia tokie turėtų būti. Leido man biškį paragauti, prisuksim. Bėga nuo manęs. Ja. En zo doordraaien. Je knoopje en dan tik je door. En dan vertelt iedereen wat allemaal meegemaakt. Ir nelaukdamas, nes esu labai alkanas, paragausiu raviolių su triušiu. Tokie ravioliai. Maar kijk, hier stonden we voor die kerk. Stoffelplaatje stonden we voor die kerk. Tiek skanus, jeigu katinėnė sutiktum keistis, tai pasimčiau tagletės jo. Jos labiau patiko. Kas įdomiausia, katinėnės porcija didesnė, mano mažesnė, jinai nenori keistis. Nenervuok. Bet jeigu nejuokaujant, to rimtai, ravioliai skanus. Malta triušiant taip smulkiai. Šiaip skanu. Bet katinienį tiek daug. Tagletį įdėjo, aš pavydžiu. Mat katinienį su šaliku. Šalta šiandien. Va. Pas kaimynės moteris irgi labai skaniai salotos ir pusryčių.
Koks aš būčiau riebus katinas, jeigu nesugebėčiau katinienės išprašyti šiek tiek man palikti. Šiek tiek. Nes jin taip skaniai valgytas taglėčius. Pusę lėkšties. Va kaip myli mane katinienė. Tas skanus, o aptarnavimas šiaip toks. Jie vaikšto pro šalį, pastavęs jau lėkštas. Vaisius jinai suvalgytas, jie jų nenurinks. Prie baro, parodo ekrane jūsų užsakymą, pasitikinat ir susimokat. Tai pasižiūriu ir matai, už ką susimokė. Jeigu užkosite, kur pavalgyti šalia Medinos, tai Tadoni visai nieko vieta, kainos padorios, taip kad rekomenduoju. Ir ką rekomenduoju jums Rabate paragauti, tai jie čia va kažkur kepa bandelės ir čia prie tų bandelių didžiulės eilės. Tos bandelės, kažkur šitos bandelės, eilės čia milžiniškos. O dabar pasistiprinam ir keliaukime į senąją Maltos sostinę Mediną, miestą tvirtovę. Jei neklystu, tai čia šiuo metu gyventojų bėra likę 250. Transportas čia labai stipriai ribojamas, net vietiniai, ne visi turi galimybę turėti nuosavą transportą ir jo čia naudotis. Čia buvo filmuojamas vienas iš mano mėgstamiausių serialų Sostų karai. Filmai Gladiatorius, Troja. Žodžiu, spūdingai. Kaip ir minėjau, serialas Sostų karai ir būtent va šitie vartai ne vienoj serijoj jų šmėžavo. Pažiūrėkit, kokie įspūdingi vartai, kokios įspūdingos gynybinės tvoros įtvirtinimai. Ir tu pabandyk dabar čia užlipti su mažom statybiniam kopėčiom. Be šansų. Va, jeigu būsit vaikai negeri, tai jumis čia ir nubaus. Taip kad klausykite tėvelių. Dar vietiniai mėgsta pasakot tokią baugę pasaką apie, o gal ne pasaką, gal iš tikrųjų buvo, kad šitose Medinos gatvelėse vaidenasi moteris su balta suknele ir be galvos. Kažkoks riteris ją nuskriaudė ir po to nukirzino jai galvą. Tai va, žinokit, jeigu čia vaikščiosit vakare, gali būt, kad jinai jumis ir pastebės. Va, Medina. Kad jūs suprastumėte, kodėl čia negalima naudoti automobilių net vietiniams, nekalbant jau apie turistus. Tylusis miestas. Va, man katinienė pasakė, priminė, kad Medina vadinama tylusis miestas. Gal dėl to ir aš kalbu pašnibždomis, kad neišgąsdinčiau tą mergelę su balta suknelė ir be galvos. Atrodo, kažkas mane prilėtė. Žiūrėkit, kokie siauri. Kokie siauri čia kaip kolidoriai tokie. Pasakiški vaizdai. Ir va durys, kurias lyg ir reikėtų jau keisti, bet tai yra paveldas. Dabar einama su katinienė ir susimašiau. O kur tie 250 gyventojų gyvena? Kurioj pily? Ai va, kaip tik va, sako, vilką mini, vilkas čia. Oi, kokia bažnyčia. Nu ką reiks, aš manau, vėl kelti droną. Kitaip aš šitos didybės jums neatskleisiu. Realiai, žinokit, praktiškai kameros net išjungti nereikėtų čia. Reikia visą Mediną eiti ir rodyti, nes nėra kažko tokio, kas yra blankiau už kitus pastatus.
Sakau, grožis. Gal einam šičia, ar ne? Tenais tarpelį. Va, koks pabuklas. Ai, kokia bažnyčia. Palaukit, reikia sutikrinti laikrodžius. Ką rodo? 15:53. O tas laikrodis sustojęs. Katinienė pasakyti, jeigu būsi negera, neklausysi manęs, pasodinsiu ant to pabuklo ir tik pūkšt per tvorą. O aš apie ką? Eini ir nežinai, kas tavęs laukia už kampo. Tai bandykim pasukti kamerą. Kas čia? Vau, jau. Einam ten pažiūrėsim. Tokie siūri koridoriukai, sakykim taip. Ir va, gali kažką įsigyti tokio antikvarinio. Gal net nosi biškį kyšio. Vau, kiek čia visko daug. Hello? Kokių gražių, žiūrėk, angeliukų. Wow. Gal čia riterių bus mano? Ieškomų Maltos ordinų. Tai nesakė, jeigu aš ją iššausiu su pabūklu, jinai mane uždarys į kalėjimą. Tai žodžiu, aš dėl pabūklo dar pagalvosiu. Esu čia atbulą važiavo mergaitė. Kiek ekskursijų vaikšto čia. Begalė žmonių. Čia jeigu Lietuvoje, kai sako, negali filmuoti žmonių be jų sutikimo, tai čia realiai, norėdamas nufilmuoti kelių sekundžių video, turėtum atsiklausti turbūt kelių šimtų žmonių. Nu kas prišiukšlinot, ką? Besarmačiai. Va, restoranėlis. Šiaip kai girdėjom, tai Medinoje labai brangu ir antra, maisto kokybė nėra tokia įspūdinga, kokios kainos. Biškį vanos įkiškime. Hello. Žmonių daug, visi kažką valgo. Bet gali va bičiulį susukti ir lietinių, su riešutukais, su šokoladu. Žodžiu, alkanas nebūsi, bet kokiu atveju, netgi jeigu tave ir uždarys čia, Katinienė į kalėjimą už tos tvoros. Kas nors tą lietinį vis tiek atneš iš gailėšio. Na ką, lipam į viršų, pažiūrėsim, kas už tvoros. Gal kokie priešai jau žirgus pabalnoja. Vau, koks grožis. Na ir ką jūs manot, Lietuvos ūkininkai, ar gražiau laukus įdirbate nei maltiečiai? Gražu, ar ne? Kokio storio siena. Reikia pabandyti, kas ten už tas sienos vaizdas. Nu, jeigu ten tvoros storis atrodė įspūdingas, tai kas čia per tvoros storis? Kiek čia tų metrų? 2,5–3 metrai. Na ir va, kiek turistų, kaip sakiau, turistų čia pilna. Medina tokia kaip muziejus po atvirum dangum. Arkliukas. Plium. Pavaras junginėjas rankenikė. Arkliukas čia žiūri tų arkliukų vežimukų viens po kito. Daug turistų, daug ir pavežėjų. Bet žinokit, kas yra keiščiausia, kad mes jau 3 valandą vaikštom po Mediną, po tokiais siaurais koridoriais ir nerandam išėjimo. Bet ramina viena, kad tokių pasiklydusių čia ne mes vieni. Ir jau va šitą porelį mes matom ir kažkur 5–6 kartą prasilenkiam. Patvirtinimas, kad niekaip nerandam išėjimo iš Medinos. Užrašas. Bet čia tokių pasiklydusių ne mes vieni. Kur ta bažnyčia, kad nesako.
Jei rūpi bažnyčia, man kaip greičiau išeiti. Žinau, kaip jūs vyrai, bet aš išvykęs kažkur į kelionę pasidarau maksimum vieną nuotraukytę su savim. Kartais dvi, na ir su katinėne kelias. Bet kiek jūs moteris prisidarot nuotraukėlių. O, gali nufilmuoti jau. Nespėjau kažką įgarsinti, gali nufilmuoti, paveiksluoti. Tų 250 vietinių gyventojų nemačiau, bet jų automobilių čia ryškiai per daug, nes jie tą bendrą vaizdelį taip stipriai gadina. Geriau jau žirgų pristatytų su vežimais. Vėliau radau Maltos riterius, tokio rimto svorio, čia liesti jų negalima, bet sunkios figūrėlės ir kainos nuo 40 eurų prisideda. Katinienė čia visus pračiupinėjo, po to pamatėm, kad negalima liesti, bet nieks mūsų nesudrausmino, iš parduotuvės neišvarė. Visi taip ramiai pardavėjai ten šonuose stebi, žiūri. Miršau pasidžiaugti, kai rinkausi. Va, aš tai tokia, turbūt nesimato, bet tokį riterį, tokį didelį riterį, tokį didelį riterį, tokį didelį riterį, tokį didelį riterį. Džiaugiuosi, kai mažas vaikas. 47 eurai. Vėliau radom išimą, bet aš galvoju, tas kelias valandas mes čia klaidžiam ne veltui. Ta besivaidenanti moteris mums neleido išeiti, kol kažko medinui nenusipirkome. Kitoj medinos pusėje kėliau droną ir iki čia jisai daskrido. Ir gavau pranešimą, kad skraidyti taip aukštai negalima. Pasirodo, čia skraido ne tik riebaus katino dronus, bet ir lėktuvai. Tai šiaip taip parsigrąžinau droną atgal. Tai tokie va linksmi, audringi įspūdžiai iš Medinos. Medina paliko ne ką mažesnį įspūdį nei Valeta. Gal pasakyčiau net didesnį. Tokiame mažame plote tiek daug pastatų sugrūstų dar neteko matyti. Einam ieškoti tradicinių maltiečių pyragėlių. Pastici vadinasi. O kur jie? Tie pastici. Čia kažkokie yra. Tokit, kaip sunku atrasti tradicinius jų patiekalus. Tai va, pastici turbučičia. Kur vietiniai, ten yra pastici. Kaip jau čia vietoj kepa. Įdomi, ar ne? O čia galite pusfabrikačių įsigyti. Kainos tikrai nesikandžia, paimsim visų skonių paragauti. Pasiėmėm tradicinius jų 3 tos pastici. Vienas su vištiena, su sūriu ir su pupelėmis. Kitas 2 buvo po 60 centų, kitas 70 eurų, 90 už 3 sumokėjau. Bet galiu pasakyti vieną, kad labai riebu. Na, aš jau ta prasme nepradėjęs ragauti. Sakau, kad bus riebu. Labai traški tešla. Tokia sluoksniuota, gan trapi. Darydaro net nepakandau, bet riebaliuką jau jaučiu. Čia aš tą turbūt su vištiena valgau. Labai mažai to įdaro. Bet labai riebu. Nežinau, kamerai pavyks perteikti. Labai riebiai. Nežinau, ar tos dar tų skanausių. Džiugina bent tai, kad ta kaina tokia juokinga. 67 centų už vieną. Nu, vis dėlto nusprendžiu dar prieš išmesdamas paragauti dar šitą, bet jau sukepė. Jie trupa. Nu, nežinau, pas mus Lietuvoje turbūt kaip plėlė tokius pardavus. Gautų jos atgal, būtų jiems sugrąžinti. Šitas turbūt bus su pupelėm, bet nebevalgysiu.
Lai tradicijos ir lieka Maltoje tradicijomis. Bandelė padėta. Balandis nedrasus, o mes pasitraukim biškį. Nepavyko. Retro automobiliukas turi būti įamžintas. Karininkas gale sėdi. LED apšvietimas, žodžiu, viskas. Ant numerio, nežiūklys supras, kelintų metų gamybos automobilis. Graži klasika. Pliusas naudotis autobusais, sakykime, tokiu transportu yra tas, kad juose visados labai mažai žmonių. Labai mažai. Praktiškai vienas kitas be mūsų. Pastebėjimas, kas liečia atsisėsti ar užleisti moterį ar vyresnį kažką. Čia kas pirmas įpuolė autobusą, atsisėdo, tas ir teisus. Kokiom siaurom gatvelėm autobusai važinėja. Tai savotiškas toks ir tarp miestinis ir miesto autobusas, realiai mes per kelis kaimus, miestelius su tuo pačiu autobusu pervažiuojam.